Sveiki tamstos. Pakankamai ilgai laukta siunta iš Gerbesto. Na, kaip ilgai. Atėjo per 3 savaitės, taigi šiaip pakankamai greitai. Bet jau, kaip sakant, nekantravom. Tai kaip sakiau, žmona atėmė mano Xiaomi laikroduką. Tai teko užsisakyti kitą. Taip, išsipakuojam, pasižiūrim, ką turim. Taigi, Elephone V2 smartwatchas. Žiūrim pakuotę, ką turim. Taip, pakankamai didelė pakuotė. Joje turim patį laikroduką. Štai tokį. Metalinis korpusas, iš, kaip rašo, vientiso aliuminio padarytas. Pakankamai gražiai atrodo. Atrodo kokybiškai. Visai neblogai. Instrukcija greito naudojimo. Angliška. Dirželis. Ale odinis turėtų būti. Tai atrodo taip. Neįtin atrodo kaip tikra oda. Įrankis atsukti laikrodžio galui. Mažas atsuktuviukas. Čia kol kas plevelė uždėta. Pabandysim atsukti pasižiūrėti. Ir 2 baterijos papildomos. Tai reiškiasi, viena vidu yra, nes laikrodis kaip ir veikia. Ir 2 papildomos atsarginės. Taigi toks komplektukas. Nu ką, čia esminis dalykas, reikia testuoti. Ir po kelių dienų žiūrėsim rezultatus. Taigi, update'as dėl laikrodžio. Iš tikrųjų, negi panaudau kelias savaitės, netgi 3 turbūt savaitės, taip užtrukau šiek tiek su to update'o filmuko nufilmavimu. Taigi, už tai išbandžiau rimčiau šitą daiktą. Ką galiu pasakyti? Pirmas dalykas dėl nešiojimus. Na, kaip matote, po 3 savaičių, bet stikliukas yra idealiai švarus, nei vieno įbrėžimo, nors iš tikrųjų sąlygose buvo labai rimtose. Netgi bulbekasis buvo, ir statybose buvau, ir visur. Tikrai nesaugojau, draužiau kaip priklauso. Metalas ir tai va truputį yra įbrėžimas šioks toks, tai va metalas rimčiau dėvisi negu pats stikliukas. Iš esmės, sakyčiau, tikrai gali būti safyrinis šis stiklas, net nebejojau tiksliau tuo taip. Galima padaryti šiokį tokį testuką. Pasižiūrėjau YouTube, kaip testuoja, taigi reikia laišiuko. Pum. Na va. Ir pabandom pavažinėti. Kaip matote, vandens lašas nueina ir iš esmės nieko nelieka. Ta prasme, jisai kaip nuvažiuoja, taip nuvažiuoja. Taigi, tačiau dirželis. Su dirželiu yra šiek tiek liūdnesnė situacija. Kaip matot, pakankamai rimtai nusidėvėjo. Kaip sakiau, sąlygose buvo rimtose ir maudytasi su juo ir viską, bet kaip sakant, yra dėvėjimusi žymės rimtos per kelias savaitės. Taigi, aišku, pliusas tame, kad nelabai sudėtingai pasikeičia. Va, yra toks pipsiukas, jį patraukėt ir išsiema. Tikrai yra tokių pirkti dirželių, manau, prisitaikyti galima ir kitokius, ir kokius norit. Taigi, iš esmės labai lengvai pasikeičia, taigi galima pasikeisti kokį norit. Gal kokį ir geriau tarnaujantį. O dėl to, kad čia yra oda, tai, na, kaip matėt patys, kažkoks raudonas sluoksnis guminis po jo iš karto. Taigi nieko gero. Taip, dėl funkcionalumo ir naudojimuose galim pereiti per appsą, pasižiūrėti, ką mums siūlo. Taip, dėl žingsnių matavimo iš tikrųjų funkcija veikia labai neblogai, bent jau lyginant su Samsungo vidiniu. Iš tikrųjų, jeigu kartu visą laiką telefonas buvo su manim, tai ten 5% paklaida yra. Tai sakyčiau, rezultatas yra labai
neblogas. Appsas padarytas gražiai. Iš tikrųjų, va, gražiai viskas galima pasižiūrėti, kaip šokinėja, krenta ir taip toliau, viskas labai tvarkingai, gražiai padaryta. Yra statistika, galit savaitės, galit mėnesio pasižiūrėti, pereiti, kas buvo anksčiau, taip pat ir dėl miego. Dėl miego funkcijos iš tikrųjų manau, kad jinai veikia nelabai. Kaip matot, balta linija eina kiek miegojau ir mėlyna linija kiek buvo ilgo miego. Labai jau viskas vienodai eina, iš tikrųjų. Tikrai nemiegojau visą laiką vienodai, bet na, tiek to. Sakykime, jinai yra, jinai veikia, bet ne tiek korektiškai, kiek, tarkim, kur turėjau Mi Bandą. Ten buvo žymiai rimtesnis daiktas ir žymiai rimčiau veikia. Bet kažkokio laiką galit pasižiūrėti. Kažkokie duomenys yra. Taip, dėl pačio appso kartais jisai būna, kad lūžinėja. Tarkim, perinant į miegą būna kartais tiesiog išsijungia. Na, kažkoks bugas. Funkcionalumas dar. Taip, call alertas. Nustačiau po 3 sekundžių skambėjimo, jisai man pradeda vibruoti laikrodis. Bet vibruoja tik tai 3 kartus. Vibracija yra pakankamai silpna, sakyčiau. Taigi, ne kiekvieną skambutį užgirstu. Na, taip sakyčiau, 50% skambučių užgirstu, 50% ne. Kurių būčiau neišgirdęs iš šiaip telefono. Tarkim, važiuojant kažkur ar einant kažkur, tai įsidėjus telefoną kažkur tai. Smagiai veikia visai sėdėjimo priminimas, kad per ilgai sėdi. Iš esmės nusistatai laiką, dienas, kiek minučių turi būti nejudėdamas, kad suveiktų. Jis veikia pakankamai protingai tuo atžvilgiu, kad jeigu tu judi, jisai nesuveikia. Tačiau jeigu ir prie kompo pakankamai stipriai judėsit sėdėdami, jisai vis tiek paskaičiuos, kad jūs judėjo, taigi nesuvibruos. Bet iš principo veikia normaliai. Alertai veikia neblogai visai. Iš tikrųjų, vieną kartą tik tai teko pasinaudoti, bet pajutau ir, kaip sakant, suveikia. Kadangi vibratorius nėra labai stiprus, jeigu sunkiai keliatės ir sunku jūs prižadinti, tai gali būti ir per mažai tos vibracijos. Dėl kameros tos funkcijos, na, kadangi reikia naudotis tokinę šitą programėlę, tai iš esmės ir nesinaudojau, nes, na, kam to reikia, jeigu turi normalią programą, na, taip, iš bėdos gali kažkada išgelbėti, jeigu tas iš tikrųjų aktualu yra. Userį galima susikurti pačiam, kaip ir nusistatyti targetus, kiek nori miegoti, kiek nori žingsnių padaryti. Žingsnių nustatymas įtakoja, ką rodo jūsų laikrodis. Pas mane yra užstatyta 10 000, čia kadangi yra procentai, tai jisai man rodo iki 10 000 žingsnių. Virš 10 000 jisai man neberodo, galima pažiūrėti tik tai per appsą. Taigi, jeigu užstatysi 20 000, būsit nuėjęs 10%, tai reiškia, bus 2000 žingsnių. Va taip veikia šitas. Taip, na ką, appsas toksai daugmaž daugiau nieko nėra jame, viskas labai paprasta. Problemėlė kame, jeigu dažnai telefonas atsiduria toli nuo laikrodžio, dažnai pameta ryšį Bluetooth'o. Ir reikia iš naujo jungti programą ir prisijungti. Na, tas prisijungimas viskas labai paprasta, iš tikrųjų jungi tiesiog programą ir į viršų, refresh. Jisai refreshinas, sinkinasi ir tada jau būna susijungęs. Bet vat, dėl to būna dalis tų skambučių taip pat praleistų už tai, kad jisai tuo metu būna pametęs ryšį, nežinau, ar palikot kažkur telefoną trumpam, ar dar kažkur jisai atsijungia ir ne visą laiką susijungia kartu. Taigi, toks appsas iš tikrųjų pakankamai gražus, iš esmės, funkcionalumo nėra per daug, yra pagrindas, veikia, na, taip, vidutiniškai. Negaliu pasakyti, kad tikrai gerai ir tikrai super viskas. Taip, na, pasižiūrim, kas čia pas mus dar komplektukė ir gal pabandom pasižiūrėti viduj, kaip atrodo pas mus, kadangi jau duotas įrankiukas. Tiesa, per 3 savaitės jisai
vis dar man rodo, kad 100% yra pakrauta. Tas yra labai smagu. Taigi, apie krovimą galvot nereikia ir gamintojo deklaruojami 3 mėnesiai, manau, yra pakankamai realūs, nes kol kas tai arba tiesiog nerodo ir neveikia, arba iš tikrųjų laiko labai gerai. Tai 4 varžtukai pas mus. Op, šoko. Vandenio atsparumas laikrodžio irgi yra puikus. Iš tikrųjų buvau džakuzyje ir baseine ir visur po dušu maudosi su juo, tikrai nenusiminėjai. Matosi pagal dryželį, kad gauna rimtai pavargti. Taip, turim bateriją. Vat štai tokia. Čia yra 2CR 2032. Maxell kompanijos. Geros firmos kaip ir. Taigi ir tarnauja pakankamai rimtai. Kitos baterijos irgi tokios pačios yra. Ir matote, viduj yra mažesnė baterija, kuri atsakinga jau už mechanizmą pačio laikrodžio. Šita baterija atsakinga už Bluetooth'ą, žingsniamatį ir taip toliau visas išmaniasias laikrodžio funkcijas. Taigi, viduj viskas paprasta ir aišku, atsisuka nesudėtingai, susirenka irgi taip pat nesudėtingai panašu. Taip, tai sakant, reziumė, iš tikrųjų, jeigu norit gražaus laikrodžio, kuris yra labiau laikrodis negu išmanus, kur reikia nedaug tų funkcijų išmaniojo laikrodžio, tokių kaip užtenka to žingsniamačio ir kad pavibruotų, kai skambina. Tai jeigu ne tas minusiukas, kad per silpna vibracija, tai sakyčiau super telefonas, nes iš tikrųjų atrodo labai solidžiai. Stikliukas yra nerealus, tikrai safyrinis, tai vienareikšmiškai labai riebus pliusas tokiam laikrodžiui, nes jis yra pakankamai storas, todėl visą laiką užsikabina kažkur, dar trinkteli, tai iš tikrųjų ne kartą man jisai papuolė į ekstremalias situacijas, bet atlaikė ir jokių problemų nepasitaikė. Taigi tikrai galėčiau rekomenduoti. Jeigu norit išmaniojo laikrodžio su visom jo funkcijom, kur ten ir pasižiūrėti mailus ir kas skambina ir ten SMS-us ir taip toliau, tai tikrai ne tas variantas, tikrai ne tas išmanusis. Žodžiu, toksai tarpinis, jis yra labiau paprastas laikrodis negu išmanusis, va taip galim būtų pasakyti. Bet tikrai gražus ir tikrai kokybiškai padarytas. Netgi kainos dabar žiūrėjau dar nukritusios yra, pasižiūrėkit, linką įdėsiu gerbėste, taigi galėčiau rekomenduoti tiem žmonėm, kurie nori labiau laikrodžio negu smartwatch, va taip paprastai. Taigi, toksai laikrodukas, toksai daikčiukas, dėkui, kad žiūrėjot, Facebook'e bus daugiau informacijos apie jį ir iki greito.